Prireikus pastolių komponentų rezervaciją kliento objektui galima anuliuoti. Matome, kad yra rezervuoti tam tikro elemento vienetai 5 ir stulpelėje rezervuota yra atitinkamų komponentų kiekiai. Jeigu nueisime į kliento objekto puslapį, kuriame yra suformuotas sutarties priedas ir atversime jo redagavimo puslapį, matome mygtuką anuliuoti sutarties priedą. Paspaudžiame jį, sutarties priedas anuliuotas sėkmingai ir matome, kad sutarčių priedo puslapyje nebeliko šito įrašo, taip pat nebeliko ir atitinkamo kliento objekto lentelė sutarčių priedai. Jeigu nueisime į puslapį prekės sandėlyje, matome, kad rezervuotas stulpelėje taip pat nebeliko duomenų, nes anuliavus sutarties priedą anuliuojamos ir šių pastolių komponentų rezervacijos.